Pradžioje Vilius buvo motinos įsčiose. Vilius buvo gražus. Vilius buvo vaikas. Vilius buvo žolė. Buvo paukštis. Buvo akmuo. Buvo jūra. Buvo skaistus. Buvo pagonis. Buvo jogas. Buvo architektas. Buvo saulė. Buvo budistas. Buvo medis. Buvo gundomas. Buvo įdūnininkas. Buvo valkata. Buvo žemė. Buvo keikimas. Buvo sveikas. Pradžioje Vilius buvo motinos įsčiose. Buvo mokytojas. Vilius buvo gražus. Buvo žmogus. Vilius buvo krikštytas. Buvo skulptorius. Vilius buvo žolė. Buvo katalikas. Buvo paukštis. Buvo prieglauda. Buvo akmuo. Buvo bažnyčia. Buvo jūra. Buvo mylintis. Buvo savimi skaistus. Buvo rūpintojas. Buvo pagonis. Buvo narkomanų ir kalinių. Buvo jogas. Buvo architektas ieškonis. Buvo saulė. Buvo apleistas. Buvo budistas. Šventas. Buvo mano draugas. Buvo skirtas mums. Gundo. Vilius buvo maldingas. Jis buvo labai reikalingas. Jis dar daug buvo valkat. Amen. Buvo žemė. Buvo keikimas. Buvo sveikas. Buvo mylimas. Buvo mokytojas. Buvo žmogus. Buvo krišnaitas. Buvo skulptorius. Buvo katalikas. Buvo prieglauda. Buvo bažnyčia. Buvo mylintis. Buvo savimi. Buvo rūpintojėlis. Buvo narkomanų ir kalinių mėgiamas. Buvo vienuolis. Pranciškonas. Buvo draskomas. Buvo apleistas. Buvo šventas. Buvo mano draugas. Buvo skirtas mums. Vilius buvo maldingas. Jis buvo labai reikalingas. Jis dar daug ko buvo. Amen. Tik tą trupučiuką apmokėti atsisakyti savęs. Atsižadėjim savęs atrondi Vaskovo. To, kad tau priklauso ne tik ta teritorija, priklauso tas pasaulis. Čia kaip galbūt nujaus laivė, sakyčiau, gal kaip vizija kažkokia. Apokalipsinė vizija galbūt yra. Taigi, nežinau kaip sakyti. Galbūt aš galiu pliko išėti, kaip stovau. Tada dar ko gero sakyčiau, kad mano pasikėmsi. Tada būtum grįžėms į vaikystę. Nes mūsų gyvenimas tik ta mirksnis yra. Ir tik ta mirksnis yra, o pasileik tikrusis vertybės. Aš nenorėčiau, kad kažkam čia priklausytų. Čia iš tikrųjų priklauso aukščiausiai, nes dėl jo aš darbau. Bet čia ne aš tą darau, jie jau davė
aukščiausiais per manim. Aš bandau tik nemaišyti, kad svarbiausias man tikslas nemaišyti, ko jis iš manęs nori. Bet labai tas sudėtingas ir tas tiesiog numarinti tom scenoj, kad nebūtum savimeilis, nebūtum egoizmą, vidinis savęs. Tie žodžiai, ką aš pasakyti, ir labai bejėgiai ir čia daugia pasąmonė kažkas veikia. Kad pilnumą atsidauti, kad veiklą, aukščiausiai veiklą daug. Kad būtum švarus instrumentas, kad neprisirištum prie žemės, bet kad žemėje būtum šeimininkas, kaip laikians, bet jie stata, kad lyg tai amžiną atrodo jie gyvens. O čia mes esam tremtinė ir laikina tik tai gyvenam, eina mirksnį, nes amžinybė ir begalybė ir nuostabus dalyks. Dėl to visa ta žemė mūsų į katastrofą. Dėl to mes užsiteršėm vandenį, užsiteršėm orą, užsiteršėm. Mums jau tapo, ir mes išnaudojam, o viskas gyva ir medė gyva, ir vanduo gyvas, ir gyvybė. Jeigu užterši jį, tai reiškia ir mūsų gyslomis teka užteršti kraus. Reikia žiūrėti ir aš manau ateityje. Tik tada gal išgelbėti pranciškonišką dvasią sąjungą su į gamtą žiūrint kaip į brolį. Ir iš vis reikia statyti būstus kažkokius išmuolį, gali palaitį, statyti visą kitą. Kad kuo mažiau išnaudoti energijas, kaip ir senoji buvo statoma. Nes kitaip mes atom į pražūtį.
Su medžiu, kiek dirbo, neįra. Kad Dievas, žinai, matot, tas laikas yra daugiausia žmonės, kaip laiką išgyvena, į darbą reikia, žinai, yra kas nors po darbo, žinai, dar mechaninis laikas, tikras laikas yra kažkoks kitam lygmenį. Prasidėjo laikas, sako, su Dievo kūryba, su Dievo stancija, kaip išlėjo paveikslas, tebūnie, žinai. O čia laikas yra, sako, ankapis kažkoks buvo prašytas, sako, sako, aš gyvenau 70 metų, 73 ar kiek, bet, sako, gyvas buvo tik kokias 3, gal 4 metus. Jaučiau, mylėjau, ten dar kažkas į tokio. Kartais yra, žmogus gyvena lavono gyvenimą, yra, tam jis nėra laik, jis taip vegetacija kažkokia. A laiko turi veikti kažkaip, gyvai, ne visą pasiseka. Ne visą pasiseka. Kažką kopijuoja, žinai, dar kažką tarai, arba įprašiai yra kažkokia, žinai, yra. Taip, čia įveisi, čia įsisėsiu, čia įjungsi televizorių, dar kas nors sako, jau matricas įdėta, žinai. Jis per matricas sakas, o laikas tikras yra, žinai, vaikas išgyveno tą laiką. Vaikas yra, mama pagauna, žinai, ant rankų, žinai, vaikas išgyveno laiką. Tikrai, ko laiką išgyvena. O paskui yra senatė, lint, laikas byra kaip smėlis. Sakau, čia net ne laikas yra. Kažkaip, laikas yra, sakau, jis yra Dievo dvasia kažkas, visai kas kita. Man tik sunku tą yra apibūdinti, žinai, bet čia jis yra kažkas daugiau negu tas mechaninis, kur mūsų yra, žinai. Čia yra tik mechanika, žinai, bet ne laikas. O jūs su Arvydu buvo draugai? Buvom, žinai, kažkokį laiką buvom, žinai, yra. Kaip draugai. Darbiniai santykiai, visa kita, žinai. Aš šiaip draugų, kiek aš tai, 4-5 gal draugus per gyvenimą, žinai. Tie visi išnyko, žinai. Patiko, kai vieną ateina, žinai, sako, tėvo, kaip begyveni? Kaip, sako, begyvensi, sako, nematomas dabar, ant išnykimo einu, žinai, ant išnykimo, kaip, sako, seniau kažką mylėjau, kažkam reikalingas buvau, o dabar ir man reikalingi, žinai, sako, ieškai tiem nebereikalingas, ant išnykimo, sako, nematomas darau, žinai. O jūs kuriat skulptūras ir iš juodo ąžuolo, taip? Kaip, iš visko pasita. Buvo kažkoks, gyvenau šitą Palangoj gimęs, užaugę, žinai, ir ten yra prie šito, kaip to vadinasi, neturi karklienų, žinai, yra už gyrulių ten einant. Karklienai ir ten yra srovės susidaro barkasai, dar vikingų savo būtų laikai net buvo, žinai. O ąžuolas yra, kaip vandenį būna, jeigu jis dumblo kokia yra, matai yra sutrufy, žemė yra gyva, 10 cm tos yra, kas sudarytų jo žemė, reikia kažkas 7000 metų, žinai. Žemė gyva yra, sutrufytinės bakterijos, žinai. Jis pradeda pūt, žinai. A jeigu grinam vandenį šitam ypač jūrai, traukia tą druskas, visa kitas darosi juodas. Jau kaip geležis darosi visas. Ir tenai tokios yra tų barkasų nuolaužas. Tai ne kažkas yra, tai jau beveik pusė padaryta yra. O šiaip 2-3 darbus, kaip dirbu, net nežinodamas, paėmė darai, žinai. O sunku, lengva? Ne, kaip moteris, tos mezga pirštinės arba megztinius, taip ir čia tas darbas. Jis rašo tavo braižas ir gali net mėgodamas daryti, žinai, kaip sako, žinai. Bet čia irgi toks. Kiniečiai, kaip sako, yra, kaip saulė yra zenitas, yra laida. Ateina laikas, kur, baigėsi, sako, turėtum sąžinę, sako, mesim tą visą. Eitam ant kitko. Dar žmogus kaip įpratęs, patogiau yra, žinai, jeigu dar pinigus gauna kokios, tada kas nors sokia, tai jis yra pasirinko, kur patogiau, žinai. Pas žmogų daug irgi refleksas, gyvulių artima, visa kita. Tik nedaug Dieve, kad jeigu užgožia tas gyvulys, žinai. Dievo įstatymą, jeigu tai paimsi, žinai, priverčia žmogų, verčia yra išsikelti virš gyvulio. Jeigu tai paimti, pavyzdžiui, ten nepaliestavat, kas yra. Tai biologiškai ateis su žmogumi, sveikas vyra, moteris, galbūt, bet pasakos.
abortai, vaikai, žinai, tie yra pamastinukai, ten yra kokios venerinės lygos, prasideda sumaištis, griūtis prasideda, žinai, šeimas susirado. Ir tolin plaukia ir viską, žinai. O jūs skaičiavot kada nors, kiek skulptūrų esat sukūręs iš viso? Koks šis skaičius? O kam čia skaičiuoti, žinai? Čia galva kažkokiais skaičiais prasimušti. Su sūnum tavo per Krymą, žinai, keliaujame, žinai. Ir pradeda, žinai, vaikas pabarasta, žinai, nuo to įima viskas, nebeturi tos energijos, kaip yra, kaip suaugę, žinai, kaip yra. Nu, ir pradeda kilometrus skaičiuoti. Sakau, kokie čia kilometrai? Tu žiūrėk, kokie debesis, kiek grožio, kiek visko, žinai, yra, žinai. Išeik iš to, iš tų kilometrų, iš to viso kito, žinai. Vienu žodžiu, čia neskaičiai. Ir ne tas, ir ne tas, ir ne tas, ir ne tas. O kokią žinutę norėtumėt, kad žiūrovas perskaitytų, žiūrėdamas į jūsų kūrinius? Nu, kaip perskaityti? O ką jis turi, tai perskaitys, žinai. Dar regys norės, dar skaityti, žinai, yra. Jeigu nori, perskaitys, žinai. O perskaitys irgi kiek gali, tiek ir perskaitys. Kartais daugiau perskaitys negu aš, kad perskaitau. Ir ten kokį Čechovą skaitai, žinai, ten rūpūžė yra. Jis tobuliau viską mato, negu aš matau. Čia žmogaus dvasios priklauso. O kas jums labiau patinka, tapyba ar kurti skulptūras? Dievas žinai, kažkaip praėjo laikas ir ta tapybos, dar į skulptūrą praėjo, žinai. Jo dar vaikystėje atsimenu, žinai. Rinkdavo vaikai, ten kolekcionuodavo kokios yra, ten markutės kažkas, saldainių, popieriukus, ką nors tokio, dar reikia mokyklinukai. Paskui krūvas susirinka ir pajunti beprasmybę, žinai. Pas mus ten buvo toks prie jūros, senas buvo švyturys pastatytas, 300 metrų kiek, aukštas yra, žinai. Ir ten parūdėjo jau tie yra visos tos, kur lygst tie karkasai, užlipi, žinai, pavėjai, paleidžia ir nuneša ten viskas, pajunti beprasmybę. To kaupimų visą kitą, žinai. Vilių pažinojau tuose dvasinėse paieškose ir man tai patiko jo toj dvasiniai kelioniai, kad buvo tiek ieškojimo jungiant. Jis irgi čia ir tą istoriją domėjęs, ir anais laikais negalima buvo to Šapokos istorijos skaityti ir viską, bet nesu niekuomet girdėjęs apie tai, kad kažkas vieni prieš kitus kažką tai blogai darė, dar kaip tik matė. Ir pats man būdavo keista, kaip Vilius labai mėgo, žinot čia, kad ir Rimas, žinai, vietinis buvai, labai mėgdavo net ir toli nuo tikėjimo dalykų, bet apie tai galim katedroj mes svarstyti. Toli nuo tikėjimo dalykų kalbėti apie, jie pirmą kartą, jie tokie visiškai pasaulieti žmonės, jisai sustupdo juos visus melstis rožinį. Sako, tai kas tas rožinis, kas tas rožončius yra, kas klausė jo Viliaus. Nesvarbu, sako, melskis, tu pasinerki tai ir tu suprasi. Jis labai dažnai taip nesiaiškindavo, kodėl ten kažkada, ar netgi šiuo metu yra prieštaravimo, bet šiuo metu tai yra gerai ir tai bus gerai. Man tai toks, žinokit, savotiškai patikdavo. Pats atsisėda į lotoso pozą, taip, gal kažką tai erzintų. Bet mes nežinom, kad indėnai, sakykime, šiuo metu Jėzų nukryžiuotai netgi piešia kaip indėnų vadą su plunksnom viską. Ir popiežiui matėm neperseniai per žinias, kaip uždėjo ir karūną ten, ir gentis, kaip pripažinimo. Tai aš, žinokit, dabar iš 40 metų perspektyvos, čia, žinokit, katedroj būnant, galiu prisipažinti, kad labai smagu, kad pas Vilių to buvo jungiančio to tiek daug, jis pats nežinojo, pats ieškojo, pats pasakojo, pats mokėsi, man teko matyti, kaip mokėsi ir krikščioniškai žegnotis, ir melstis, ir dar kaip nors, bet neatmetė jogo paieškų per jogą, per badavimą, pats patyrėsi su tą, žinau kaip tai yra įdomu valyti tą organizmą kitom prasmėm, per rytų filosofiją, per galbūt kažkokių tai radikalokų tokių dalykų, bet
man tas yra labai gražu, žinokit, išlaiko perspektyvos, tokie jungianti žmonės ir užsitraukdavom tikrai, va, kaip sakot, užsitraukdavom nemalonę galbūt kažko, bet ar šiuo metu mes skaitomės dabar Lietuvoje jau, žiūrėkit, jau Europos čia sąjunga ir čia tokia liberali visuomenė, bet tos paieškos nesibaigė. Tai yra mūsų ta kelionė dvasinė, žinokit, ir toliau yra. Ir kaip ir Vilių prisiminėm, kad va, ėjom su juo kartu kažkas, tai ta dvasinė kelionė ir va, fiksavot jūs, va, irgi taip pat, va, vyrai smagu, va, tiesiog taip. Kada nors ateis metas, galbūt žmonijos istorijoje, kai religija bus viena ir supratimas apie tai, kas yra ir kas bus vienas. Tai va, Vilius truputėlį užkabino to. Iškrito iš konteksto, bet katedrą pastatė. Jo? Svarbiausiai katedra. Svarbiausia, kad pas mumi va keturius dar yra žmonių aplinkui, kad va tas katedros pastatymas va įvyko. Tai turbūt. Tiek Dievo ateina, kiek žmogus pasiruošęs. Viliui ten kelis darbus dabar žiūrėjau, kaip tik mes šnekėdavom ne apie ten kokius instrumentus, ne apie ten užsakovus, o šnekėdavom apie tas visas konstrukcijas pasaulio. Ir tas šventovė be lubų. Taigi, antiek, kodėl jis tą pranciškoną tą vienuolyną nuėjo. Taigi, brolis paukštis, brolis medis, ta saulės giesmė. Taigi, mūsų visi baltiški yra dalykai. Aš tai tam pagoniškais nevadinu, yra senovinis prigimtinis tikėjimas. Tikrai. Vieno Dievo sąvoka, visagystis, visagalis, visapatis, atvaras, aukštojas. Mes turim tuos pavadinimus, to vieno Dievo sąvokų įvardinimą. Vilius tą suprato, ten yra vienas darbas. Dievas tėvas, šventoji dvasia ir Kristus prie jo kojų nukryžiuotas. Jis tą sąvoką turėjo, jisai galbūt filosofiškai taip nebuvo apibendrinęs, bet jisai, jam vienam reikia parašyti lengviau, jam buvo iš akmens greičiau nukalti, kad tą paaiškinti. Ir jisai tą padarė akmeniai, čia reikia šifruoti, vat jis yra ta viena Dievo sąvoka, pasita buvo, o ta vienas Dievas yra visiems, visos religijos didžiosios remiasi į vieną Dievą. Kristus atėjo pareikšti, aš netėjau, sako, atnaujinti seną, sukurti naują, aš atėjau atnaujinti seną. Ir kas prieš mane rūgos, tai dar nieko, bet prieš tai, kas mane siuntė, tai sako, tada blogai bus. O siuntė ir vieną maldą paliko, Tėve mūsų. Ir viskas. Ir Vilius tą suvokė savo tą esą, ir jisai čia darė, kūrė. Teisybė šnekė, lietus patvirtina tai. Bet aš pažiūrėjau, kiek davė Dievas jam medžiagos, jisai sklaidėsi, ką norėjo. Atrodytų, čiagi kosmosas, kokia valstybė negalėtų, dailės kombinatas joks tais laikais negalėtų tiek akmenų turėti ar tokios va. A jis sklaidėsi, žalai storiausi, tas kitas ten kalą, ten dėliai paliko, padėjo. Jisai laisvas buvo, jam Dievas sakė, tik tais nereikia jam trukdyti, o jam tik reikia prisidėti ten kažkur kaltų ir jau padaryta. Visi pripratinti buvo, ko skyrėsi, kad inteligentija prieš jį ten nuėjo, kad čia chaosas. To, kad jie buvo pripratinti ekspoziciją padaryti. Kur nors ten parodų rūmose palaiptis, nors darbą įkišti ekspoziciją ir jisai vaikšto dreba kokį vieną darbelį. Aš 100 tų darbelių ekspoziciją, va dangus Dievas mato, kai išklausiau, kai jį ten su buldozeris ruošiasi griauti, a ką tu darai? Aš tiltelį, sako, stačiau ten kitoj vietoj čia galė, žinai. Tu sako, o kamgi griaus? Nu, tu sako, kad tik suspėti Dievas mato, sako, o toliau jau ką nori, tegu dar ne mano jau eigoje. Ir tuometiniai visuomeniai per daug staiga viešai pradėjo kalbėti, net nesakyčiau apie tikėjimą, net nesakyčiau apie Dievą, iš vis apie dvasinius kažkokius tai dalykus. Tai tuo metu buvo labai, toj visuomeniai buvo labai uždarai, tu galėjai galvoti taip tikėti, bet viešai dalinti su visais. Reikštis, čia jau kitas reikalas. Va čia irgi yra visuomenės iššaukti į save tokį supranti, iš vis. Čia iššūkis didžiulis. Kaip tu iš vis drįsti? Taip. Žinai, kaip tu iš vis drįsti galvoti apie katedros statymą? Čia buvo net nenusikaltimas, bet čia iš vis tave sunaikinti. Koplytėlės negalime pastatyti be leidimo. Žinau, va, mūsų bendras pažįstamas Šeduikis
Alvydas, vat, irgi didelis patriotas. Pažinojau gerai. Jo, ir buvęs politkalinys pasistatė Telšiuose koplytėlę, kai nugriovė su buldozeriais ir katedrą stato. Nu. Negerai čia buvo. Tikrai buvo negerai. Mastant tais, Bet matai, tais laikais terminais. šitie dalykai, man labai suformulavo vienas toks majoras KGB. Aš kai mane ten nervavo, kai ten vis kviesdavau, tai kratas darydavau, sakau, velnių, sakau, prisikabinot, ką aš bombą, granatą darau. Ir kaip jis gerai suformulavo, kad mūsiškiai dabartinė suprastų reikšmę šitų dalykų, sako, blogiau negu bomba. Aš sakau, kaip? Kas už bombą blogiau? Sprogo, sako, ir viskas. O tavo darbai, sako, 100 metų žmonėms galvą kvaršins. Tai aš sakau, prie tavo kontoros nestatau, tai nevaikščiau, sakau, prie tu mano, jeigu tau nepatinka. Tai toks buvo, bet kas yra suformulavo, balsiau už bombą. Kai Tamonis pasakė, kad žodis stipresnis už atomą, tas suvokė, jie dėl to ir mus gaudė, dėl to mūsų ir vengė, ir tą Vilių nežinojo, ką su juo daryti, nes jis tokia baisiau už bombą darė dalyką. Tos bombos va susprogo, tankas surūdyje stovi, o čia veikia, žmonėms galvas kvaršina, o ta ideologija tai visiškai priešinga yra. Ir čia stato ne taip, kad 2 dienom, o 100 metų, tai akmenys tai nepūna. Ir Vilis užtaisė tokias bombas čia yra. Tai čia yra, pavyzdys, pasaulinio masto pavyzdys yra. Čia tokia, man iki šiol nesuvokiama, aš takai pamatau tos akmenis, galvoju, Dieve mano, čia vien gyvenimą mano neužtektų, kad tiek privilgti jų, žinai. O dar padaryti juose kažką, žinai. Aš daug padaręs to, bet čia tas daug mano tiek mažai. Rimai, tavo daugiausiai čia medinukų apžiūrėjom. Pasakyk, bet katedra čia stovi. Dak tikėt. Tapyra. Katedra stovi čia. Čia šventvietė, tikrai šventvietė. Vat Viliaus tas visas Sorvidų sodyba, tai šventvietė. Ką? Kalnelį. Ja. Kas mokat skaityti, skaitykite. Jo. Čia nematai, etapas kažkoks užversta yra. Bet galbūt medis trumpalaikis, jis nupūsi, čia kažkoks atsiras iš akmenų, gal kažkoks paliko. Jau bitelių avilys jau. Tai jas įsisavins, va. Tai vat vietoj šito čia kažkoks, tai gal kokia koplyčia atsiras dakas nors. Bitės jau medų neša jau. Kaip gražu, va, kiek bitelių. Pasakoju dabar, cilindras. Lindinau. Aha, va, dingo. Gal vakaras, gal parskrido. Ne. Tokia eisim dabar čia.